Tai va, tai ką siūlau praktikoje. Praktikoje siūlau vengti to tokio fariziejų raugo. Taip, žinot, tas fariziejų raugas yra toks siauras mąstymas, vat, kad turiu va tokį požiūrį, man jisai padeda mano gyvenime ir ten, kad kažkas tai gal kažką tau gali pasiūlyti, bent jau pamastyti kitaip atmetu. Tai va, tai toks tas fariziejiškas raugas, arba jis vadintųsi redukcionalizmas, tai galimas visose tojose trijose sferose, tiek soma lygmenį, tiek psiche, tiek pneuma. Tai va, tai tam soma lygmenį tai būtų ta tokia biologizacija. Taip, tai va, toks požiūris, kad viskas aiškinama tik tai biocheminiais procesais. Ten, sakykime, žmogus daro pasirinkimą tokį ar tokį, tai dėl to, kad taip sąlygoja medžiagų apykaita jo galvos smegenyse. Taip ten, sakykime, nežinau, vat, nusprendžia užbaigti savo egzistenciją. Tai tie vat, biologinės skripties atstovai sakytų, na tai ten kažko tai pritruko smegenyse, nebeveikia tas savisaugos centras ir žmogus priima sprendimą nutraukti savo egzistenciją. Tai yra psichologizacija, kur viską aiškina per santykių modelius. Taip čia, vat, sakykime, tokie radikalūs freudistai būtų. Taip, kad ten jeigu, sakykime, mama per trumpai maitino, reiškia, krūtim vaiką, nu tai jis rūkys paskui, nes jam vat, taip ir liko kažkoks vat, nepasitenkinimas, kad negavo to, ko turėjo gauti santykyje. Nu čia tokia, aš labai tokį juokingą pavyzdį, tokį šaržą pasakiau, aišku, jie taip neteigia, taip primityviai, bet nu iš tos serijos, reiškia, kad viskas, ta biologija, tai čia maždaug ten tik tai kažkokie fiziologiniai poreikiai, pavalgyti ar atsigerti, o šiaip visi yra santykio modeliai, jie įsirašo į žmogaus sielą ir žmogus atitinkamai paskui visą laiką daro pasirinkimus. Sakykime, pagal tą teoriją, jeigu žmogus augo tokioj šeimoj, kur jautėsi nesaugiai ir nepatyrė gailestingumo, tai jam bus labai sunku suprasti, kad Dievas gali būti gailestingas. Jis sakys, nu, taip negali būti mano gyvenime, kad kažkokia tai būtybė, kad aš rūpiu kažkam tai, kad kažkas gali atleisti mano nuodėmes ir paklydimus ir gali tą padaryti be kritikos. Taip negali būti, nes tokių dalykų nebūna tiesiog pasaulyje. Nu, va, ir charizmatizacija, tai kada reiškia, tas išskirtinumas labai, tas žemės molis atmetamas, kad maždaug čia žmogus yra va, tas homo sapiens, kita kažkokia tai rūšis ir viską reikia atiduoti į Dievo rankas, arba kita tos monetos pusė, ta demonizacija, kad reiškia, jeigu žmogus kažką ne taip daro nuodėmes, tai čia atsakingi už tai kažkokie demonai ir čia dabar važiuoja pas egzorcistus ir turi tokį įsitikinimą, kad, nu, nežinau, tokį irgi pajokausiu, taip reiškia, vyras neištikimas. Tai tada žmona veža tokį vyrą pas, sakykime, Alkauską, gal tokių ir būna pas jūs, kad reiškia išvarytų neištikimybės demoną iš to vyro ir tada, reiškia, šeima vėl bus darni. O taip greit, paprastai, per valandą, reiškia, atmetama, kad gali būti psichologinių problemų kažkokių šeimoje, gali būti, kad ir žmona neištikima, pavyzdžiui, bet tik kitų būdų. Pavyzdžiui, po vaiko gimimo žmona vyrą nustumė į antrą vietą ir svarbiausių žmogum pradėjo laikyti savo vaiką. Reiškia, žmona žengė neištikimybės žingsnį, vyrui pasakė, aš laužau priesaiką, aš tau daviau priesaiką, kad tu man būsi svarbiausias žmogus, bet aš dabar ją laužau. Dabar pas mane gimė vaikas, dabar jisai man bus pats svarbiausias, nu tada vyras sako, mane apgaudinėja,
Nu, tai aš pradėsiu tą patį daryti, aš susirasiu kitą moterį. Tai va, bet sako, ne, čia demonai, čia tas vaiko gimimas ne prie ko. Nu, va, arba biologizacija, taip, tai va, sakytų, čia reiškia kažkokių tai hormonų audros. Reiškia vaistų duoti tokiam žmogui, kad neieškotų kitų partnerių, kažkaip tai suleisti kažkokių hormonų, tai tada gal jis kitaip pradės elgtis. Tai va, tai tokio žodžiu venkim, tokio siauro fariziejiško mąstymo, kada yra kažkokia tai patologija, kažkoks tai disfunkcinis elgesys, tai viskas dalyvauja. Ir tas soma lygmuo, ir tie modeliai iš tikrųjų, kuriuos atsinešam iš šeimos, ir taip pat ir tos, reiškia, piktosios dvasios veikimas, arba priešingai šventosios dvasios, jeigu tai eina kalba apie sveikimą. Bet vėlgi čia vakar apie tai kalbėjom. Šventųjų gyvenime daug kur rasi, kur yra liga ir kur nepasveiko žmogus. Taip? Mūsų šventas Kazimieras. Labai pamaldus buvo žmogus, bet jis nepasveiko nuo tuberkuliozės. Tai kodėl? Tai kad Dievas neklausė jo, reiškia, tai kodėl jis šventas? Nu, matyt, va, toks planas kažkoks Dievo, kad liga gali būti irgi viena, kaip sakant, kad per iš blogio taptų gėris galiausiai. Tai va, tai ar Ignaco Lojolos atveju tas sužeidimas, kurį jis patyrė fronte, perkeitė jo gyvenimą. Tai va, tai žodžiu, patarimas, kas konsultuojat žmonės, vengt fariziejų raugo. Nėra paprasta taip. Suderinti visas tas sferas, nežinau, aš dirbu 20 metų gydytojų psichiatrų, tai aš negaliu pasakyti, kad man pavyko atsisakyti fariziejiško raugo šitoj sferoj. Kad va taip dirbti taip, kad va visus suderini tas sferas. Aišku, dažniausiai vienam žmogui tai ir neįmanoma suderinti. Tiesiog gali dalintis, taip reiškia, jeigu yra depresijos atvejis, tai galima skirti antidepresantus, kurie veikia į soma lygmenį, rekomenduoti psichoterapiją, kuri veikia į psichės sferą ir taikyti dvasinės praktikos, kurios veikia į tą pneumą lygmenį. Tai va čia atsakymas jūsų klausimą, Arnoldai, ar galima išgydyti neurozę? Tai jeigu per visas va tas 3 sferas, visose 3 sferose vyksta gydymas, tai žinokit, galima. Bet per visas 3 turi būti. Per vieną tai tikrai negalima, nei antidepresantai negali pagydyti neurozių, nei 10 metų psichoanalitinės terapijos 5 kartus per savaitę lankantis, nei meldžiantis vien tik už tą žmogų. Reiškia, visi turi būti, visi 3 būdai taikomi, tai tada pasveiksta. Ne iš karto, per 2 metus, 3, 4, 5, bet pasveiksta. Kai kam ir ilgiau reikia, priklauso nuo pažymų. Neurozė tai yra įvairūs nerimo sutrikimai. O dabar pristatysiu atvejį neurozės. Reiškia, nerimas būna 5 rūšių. Tai yra generalizuotas nerimas. Tai kada žmogus gyvena tokioj nuolatinėj įtampoj, kad kažkas negero atsitiks. Būna, važiuoju, mamos kai kurios skambina vaikams kiekvieną dieną ir klausia, ar viskas gerai. Ir jeigu vaikas nekelia, tai pirma mintis, kad kažkas atsitiko. Gal jau to įvykį pakliuvo, gal susirgo. Ir kiekvieną dieną skambina ir terrorizuoja savo vaikus. Jie turi kaip kariuomeniai, reiškia, prisistatyti, kad šiandien viskas su jais gerai. Tai va, tai generalizuotas nerimas. Tada yra fobinis, tai kada jisai prie kažko prilipintas, prie kažkokios konkrečios situacijos. Pavyzdžiui, hipochondrija yra. Reiškia, žmogus bijo, kad jisai serga vėžiu, pavyzdžiui. Jis nueina pas gydytojus, ten jį perskenuojas tais aparatais, sako, nėra pas tave auglio, kad tu sveikas, gali susirgti, bet čia, sako, jo, blogai ištyrė, reikia važiuoti į Šveicariją, sumokėti didesnę sumą, ten geresni aparatai, ten turi parodyti, kad yra auglys kažkur tai, nes man silpna ryte, svaigsta galva ir nėra energijos. Tai čia aišku, kad čia vėžys. Tik gydytojai nemoka ištirti. Tai reiškia, bijo vėžio. Tai čia fobijos. Tada reiškia, dar kita forma tai būtų
obsesinis nerimas, čia toks terminas panašus į obsesijo lotyniškai, iškai įkyrybės tokios, kažkas sukasi vis mintis, pavyzdžiui, gal net iki galo gerai padariau išpažinti. Reiškia, atrodo, lyg tai pasiruošiau, bet vis tiek matyt dar ne iki galo, reikia gal po 5 minučių vėl eiti. Nes gali būti, kad kažkaip, ne taip pasakiau, gal kunigas nesuprato, ką aš norėjau pasakyti, gal jis blogai išgirdo. Bet o dar prisimeniau tokią smulkę vieną, taip nėra kažkokia didelė, bet ten, nežinau, pavydėjau kaimynui, kad automobilį turi gerą. O šitą pamiršau pasakyti, reikia vėl po 5 minučių eiti. Tai toks obsesinis nerimas. Ir tada būtų panikos priepuoliai, taip, kada lygioj vietoj einant, pavyzdžiui, gatve prasideda labai stiprus nerimas. Jisai su nieko nesusijęs, toks tokia ataka kaip priepuolis. Stiprus nerimas ir atrodo, kad numirti žmogus gali tokią būseną. Ir 5 tai būtų psichosomatinis, kada reiškia nuo proto kontrolės pabėga tos emocijos ir perina į kūną ir prasideda visokie tokie fiziniai simptomai, kaip svaigimas, rankų drebėjimas, tokios diagnozės dirgliosios žarnos sindromas, įtampos. Jo, ten visas kūnas kažkaip tai streikuoja, bet kai padarai tyrimus, visi tyrimai normalūs. O žmogus sako, tai man širdis plakasi, aš sako, atrodo, kad numirsiu toj. O kardiograma normali. Tai psichosomatinis. Tai čia visi šitie dalykai, generalizuotas nerimas, fobinis nerimas, panikos priepuoliai, obsesinis nerimas ir psichosomatinis nerimas, visi jie vadinami nerimo sutrikimais arba neurozės, kitaip sakant. O ir yra psichozės, nes jeigu yra neurozės, tai yra dar ir terminą reiktų psichozės apibrėžti. Psichozė tai yra sunkesnis negu nerimo sutrikimas, tai yra kada prarandamas ryšys jau visiškai su realybė. Čia tik iš dalies, taip, jeigu žmogui 5 kartus pasakė, kad tu nesergi vėžiu, jis vis tiek sako, kad ne, jūs blogai ištyrėt mane. Tai gali sakyti, taip, kažkoks ryšys su realybė prarastas, bet dar kritikos kažkokios yra, dar galima jį kažkaip gal ir atkalbėti. O psichozė tai žmogui pradeda vaidentis, kitaip sakant, tai yra šizofrenija. Taip, šizofreninės psichozės pagrindinės, kai žmogui, pavyzdžiui, atrodo, kad jį stebi kažkas, kad jį seka. Jeigu važiuoja automobiliai kažkokie, tai atrodo, kad ten persekiotojai sėdi. Sakykime, tą patį Dievo balsą girdi, taip ateina žmonės su mistiniais atseit patyrimais, bet mistinis patyrimas turi vesti žmogų, kelti, jis turi brandinti, o ten matosi, kad Dievo balsą tai girdi žmogus, bet kad jis degraduoja, jis apsileidęs, nieko daugiau nesidomi. Dievasgi nesako, klausyk mano balso ir nieko nedaryk. Tai sako, daryk kažką, taip reiškia, ten išvesk žydus iš vergijos. Tai gerai, Dievo balsas yra, bet žmogus Mozė tai daro kažką, jis nesėdi dykumoje. O ten būna, kai šizofrenija, tai Dievo balsą tai girdi, bet nieko neveikia, toks kažkokia degradacija vystosi asmenybės. Taip, tokį aptarsim atvejį, neurozės atvejį, maždaug įsivaizduot, kokie kreipiasi pacientai. Taip ir dabar kada dabar baigsis mūsų ta dalis, tai būtų 11:30 maždaug, jo. Ne, čia palaukit, paskaita, kaip ir pradėjom, sakėm 10:15, čia valanda, tai po 11:15, pusė 12. Taip, tai čia praeitą savaitę į mano kabinetą kreipėsi mergina, kuris skundėsi tokiais nusiskundimais, kad jaučia tą nerimą, taip, kad kažkas negero gali atsitikti, tokia įtampa nuolatinė, generalizuotas nerimas. Tada tą nerimą lydi širdies plakimasis, svaigimas, aiškiai kūniški tokie pojūčiai.
kad sunku kalbėti viešai, sako, kad jaučiasi toks dirglumas, taip, kad sutuoktinis erzina, kad greit susierzina, nuovargį taip pat jaučia. Ir prašiau, sakau, patikslinkit, kas yra įprasta mūsų praktikoje, dėl ko nerimaujat. Taip, jūs gal, jausmas suprantamas, bet pasakykit, dėl ko nerimaujat. Tai nerimas susijęs su darbinė sfera ir tokius piešia žmogus neigiamus scenarius, kad nepasiseks, nesako, man sunku yra priimti kritiką iš kitų žmonių. Tai va, tai dabar tada būtų tai anamnezė vadinama istorija. Tai šita mergina augusi rajono kaime. Taip, ir tėvai, ir jinai apibūdina jos taip, kad sako, kai jie blaivus, tai būdavo, normaliai, nebūdavo artimo ryšio su mama, sako, reiškia, augomės kaip vaikai savarankiškai. Mama nelabai domėjosi, kaip jai sekasi, moksluose, sakykim. Tėvas tai buvo uždaras, apskritai mažiau bendraujantis su ja negu mama. Bet sako, kai jie, tai čia kai blaivus, bet jie turėdavo polinkį piknaudžiauti alkoholiu ir tada jie pasidarydavo dirglus tarpusavį daugiausia. Tai tiesiog girdėdavo tos barnius, kaltinimus. Kažkur tėvas bėgdavo iš namų, sako, tada mama jį vaikydavosi po tą miestelį. Nežinau, sako, aš nežinau, kur jis bėgdavo, ar jis ten norėdavo nusižudyti, ar jis pas kitą moterį norėjo nubėgti, ar jis norėjo dar tą gramą padaryti. Bet tokius matė, tokius vaizdus, augo tokioje nesaugioje aplinkoje. O mama dar išgerus ją pradėdavo kritikuoti. Sakydavo, kad, reiškia, kad tu tinginė, kad tu sėdi mums ant sprando ir dar pasipildavo keiksmažodžiai. Tai va, paskui jinai atvyko studijuoti, baigė bakalauro studijas. Taip, tai su broliais bendrauja mažai, su tuo, kur, tu sakė, iš vis beveik nebendrauja. Su tuo, kuris vyresnis. Tai pasiskambina, pasikalba. Ir jinai netikinti. Ir aš kadangi to fariziejiško raugo vengiu, kiek įmanoma, kiek pavyksta, kiek ne. Kartais beje baigėsi ir skundais, žinokit. Aš būna paklausiu, o jūs tikintis? Ir pasako ne, bet aš galbūt vis tiek kartais pasakau, žinot, bet jeigu jūs norit pasveikti, tai reikėtų ir tą dalį kažkaip paliesti jūsų gyvenime. Tai būna, kam nepatinka, kad čia maždaug kaip taip gali būti, kad medicinos gydytojas siūlo ten į Palendrius, pavyzdžiui, nuvažiuoti ir 2 dienas pabūti vienuolyne pas benediktinus. Sako, ne, čia tokių dalykų negali būti, čia jūs mano laiką, reiškia, švaisto tik tai tokiais pasiūlymais. Tai va, dabar tas nerimas, sako, nuo paauglystės pasireiškia. Aišku, jinai to nepasako, bet tikriausiai pirmas nerimas tai buvo jai vaikystėje, kada jinai matė, kad tėvai tie pasikeičia, paveikti tylo spirito, kad jie ten kalasi, kad ten tėvas kažkur bėga, tada mama jį ten vaikosi, tada pati gauna priekaištų, kad jinai tinginėsa yra. Dabar tas nerimas sustiprėjo, lankėsi pas psichologą pradžioj, bet tą lankymąsi nutraukė, dėl to, kad nepajuto to efekto, nes jinai skundėsi man, kad tie fiziniai pojūčiai vargina. Kaip nemiga, kaip tas, reiškia, širdies plakimas, svaigimas, įtampa. Žalingų įpročių neturi, fizinių ligų ištirta, nenustatyta, tai tas širdies plakimas nėra dėl kardiologinių ligų. 28 metai žmogui, sveikai gyvena pakankamai. Tai va, diagnozė buvo nustatyta mišrus nerimo sutrikimas. Tai reiškia, mišrus tai yra ta neurozė vadinama. Tai čia pas ją yra generalizuoto nerimo, tokia bendrai fonas, reiškia, padidėjęs, yra to socialinio nerimo, kad
tam tikrose situacijose, kur žmogų vertins, ten jisai sustiprėja ir yra tokio fobinio, taip, kad reiškia bijo tų pokyčių daryti žmogus, nes piešia tos neigiamus scenarius, kad kažkas atsitiks tam darbe, būtent kažko nesugebės. Tai va, tai paklausiau tikinti, jei aš nesiūliau jokių dvasinių praktikų, pirmos konsultacijos metu nebuvo laiko, skiriam apie 50 minučių konsultacijai. Čia privačioj praktikoje, poliklinikoje dėja, bet tokių galimybių nėra, apie tai kalbėsim. Aš kartais apskritai bejoju, ar tokia psichiatrija, kokia dabar taikoma, jinai gali tikrai padėti žmogui. Paliesiu tai. Tai va, tai paskirtas gydymo kursas tokių vaistų Lexotanil, gal tokį girdėjo. Tai yra narkotinė medžiaga. Narkotinė medžiaga veikianti lygiai taip pat kaip etilo spiritas smegenyse. Jinai užslopina nerimą, tačiau priešingai negu etilo spiritas, jinai taip neapsvaigina stipriai žmogaus. Kad pasodinti tą nerimo lygį ir aišku rekomendavau psichoterapiją, kad su tom savo baimėm, kad jas iškeltų, kad su jom dirbtų ir kad prasidėtų tas veikimo procesas. Nu vat ir pasakiau, kad jeigu po mėnesio nebus pagerėjimo, tai tada ilgiau kaip mėnesį šito vaisto negalima skirti Lexotanil nuolatiniam gydymui. Pagal poreikį galima, bet nuolatiniam gydymui negalima. Jisai skiriamas kursais, o paskui tik pagal poreikį. Tada skiriami kiti vaistai, antidepresantai. Taip, tai kas tai per vaistai galėsit pažiūrėti antidepresantai.lt, mano puslapis, jeigu domitės, kaip jie veikia. Nu, jų 17, bet ten puslapis apie visus, kaip bendrai jie veikia. Vis tiek, jie taip, kad visi 17 veiktų, kitaip nėra, jų veikimas panašus. Tai va, jeigu nepadės, tikimybė, nežinau, tai buvo vieną kartą, jinai į mane kreipėsi, nežinau, kaip tie vaistai suveiks, ar pradės lankyti psichoterapiją, gal ir stebuklas įvyks, taip, kad gal supras, kaip neįvyks, sakot, nepradės kelt klausimo, o stebuklas, tai ką aš turiu minėti, stebuklas, jeigu toks žmogus sakytų, palauk, nu darbas tai darbas, va, ignaciškai žiūrint, o tai paskutinio teismo metu klaus tavęs ar ne, tu čia, nu, va, keitei darbą ar ne. Nu, jeigu neklaus, tai matyt, nu, gal nėra čia ko per daug pergyvent, matyt, kažkokie kiti. Jo, aš stebuklo tikrai neturiu omeny, kad praėjo simptomai. Aš skaičiau, stebuklas šitam žmogui būtų, jeigu jinai pradėtų reitinguoti savo nerimo šaltinių, sakytų, paskutinio teismo dieną darbinės problemos tikriausiai nebus pačios svarbiausios, kažkokie yra kiti dalykai, kurie svarbesni mano gyvenime. Turiu minį, nu, tas yra tas krikščioniškas požiūris, jisai sako, kaip ten sako, reiškia, žmogui, kuris rūpinasi, kad gali sudegti jo daržinė ar ten netilps derlius. Sako, kvaily, dar šiandien gali būti pareikalauta tavo gyvybės. Tai aš apie tai kalbu, jeigu pradėtų taip mąstyti, tai tada būtų stebuklas. O simptomai, tai aišku, praeitų jie gal tik tai kitų metų pavasarį. Bet stebuklas tai tas, nu, atsivertimas. Aš atsivertimo stebuklą turiu minį. Nerimo šaltinis yra alogiškas, neloginis. Nu taip, jis nesąmoningas. Nu dėl to, kad jinai žmogus yra, jinai turi tą va šitą, nors jinai ją užblokavus, bet šitą dalį tai jinai turi, žinokit. Pas ją yra jinai. Pneuma. Nu tai ją gali paveikti šventoji dvasia, bet jinai už ją atmeta. Bet sakau, tikimybė, aš sakau, procentais tikimybė, nu, matematiškai jo, nes gamtos moksluose visur matematika. Tikimybė, kad jin pradės reitinguoti savo nerimą, yra, nu, 2 procentai, sakyčiau. O jūs sakot 0. 0. Net reitinguojant nerimą, atsiprašau, aš kaip psichoanalizės, pavyzdžiui, vertinu, ten visi reitinguoja savo nerimą. Ir koks rezultatas? Psichoanalizėj pagal ignacišką metodiką nereitinguoja. Jo, aš apie ignacišką metodiką, kad, nu, tu turi savo problemas žiūrėti
paskutinio teismo šviesoj, taip dvasinėse pratybose aprašyta tokia metodika. Reiškia, jeigu tu nerimauji, bandyk įsivaizduoti, kaip Ignacas ir siūlo, reiškia, jungti savo vaizduotę, ten sakykim, aš nerimauju, kad blogai perteiksiu jums kažkokią informaciją. Tada aš turiu čia vaikščio šitam kiemelį ir sakyti, dabar prasidėjo pasaulio pabaiga, ar Jėzus Kristus manęs klaus. Šablevičiau, tu tikrai gerai viską pasakėjai, o tai jiems aišku buvo. Ir dar sakys, ne, palauk, ne, tai yra žymiai didesnių problemų, čia viešai nesakysiu, tokia. Tai palauk, tai gal tu dėl to nepergyvenk, taip, gali būti, kad ir blogai pateiksi. Tai aš apie tai. Taip, bet čia teisingai, nes disproporcija čia gaunasi, bet kodėl neurotiko sąmonė gaunasi disproporcija? Ta disproporcija dėl to, kad čia yra uždėtas blokas, taip, žmogus šitos dalies mažai naudoja, o čia yra didžiulė energija, šitoj vietoj, šitoj sferoje esantis neuronai limbiniai sistemoje, jie siunčia labai stipres elektros sroves. Kažkas gali atsitikti, tu nesaugi, tu esi bloga, tau mama sakė, kad tu netinginė, tokia ir anokia, nesugebėsi, nepadarysi. Ir tokie impulsai į tą žmogų visą laiką atakuoja. Bet čia tada gal gerai ir palėtėt. Ar tada nėra dar išorinės jėgos? Taip reiškia, bet jau neigiama prasme, kuris sako, taip, žinoma, kad tu tokia ir esi. Tu nieko nesugebėsi. Tai nebandyk net stengtis. Koks Dievas? Dievui tu neįdomi. Jisai pamiršo tave. Leksotanilio pagerk, tai gal dar. Ignacas, tai aš kaip skatau šitą Piligrimo, kaip ten, autobiografiją. Tai ten matosi obsesinių pasibruožų reikia. Kad būtinai reikia nuvažiuoti į Jeruzalę, būtinai reiškia pabūti toj vietoj, kur Jėzus Getsemanės sode, tada grįžus galvoju, tai kažkaip aš ten blogai stovėjau, reikia dar kartą nuvažiuoti ir dar kartą pabūti. Tokia gryna obsesija. Tai kojos gydymas, ką reiškia. Kaip sakot? Vien jo laužimas kojos, ką reiškia. Ai, kad blogai kad ištiesi, nes negražiai sustatė jo chirurgai. Tai jisai turėjo obsesinio nerimo daug. Iš tos plonos knygutės matosi, kad tikrai turėjo. Tai dabar matokas yra 2 siūlyt atsakymą. Tai aš sakau, čia pamodeliuojam, tai aš girdžiu, ką sakot ir aš sutinku, kad čia aš truputį tokia daugiau gal padiskutuoti, nes ignaciškas metodikas daugelis jūsų žino, jos tokios gerai pritaikomos šitam žmogui, kuris apskritai nežino, kas tas yra paskutinis teismas, jam tikriausiai jų nepritaikysi, bet gerai, tai šitą atmetam, tikriausiai nesuveiks, todėl kad žmogus nesugebės priimti tokių dalykų kaip paskutinis teismas, bet gal kažką tada kitą pasiūlyti galima. Gera, tikriausiai jo pastaba, taip tą temą, čia psichoterapijoje tikriausiai jo reikėtų paliesti. Iš mano praktikos, jeigu žmonės gyvena kartu ir sako, reiškia, o tai kam ta santuoka, tai mums ir taip gerai. Tai iš moterų pusės tikrai tas nesaugumas, jis tikriausiai neišvengiamas yra ir visos jos jaučia. Taip gali būti, kaip jūs sakot, baimės, kad jai ir taip gali būti kaip jos tėvams, nors jinai neturi žalingų įpročių. Ir sutuoktinis, lyg tai klausiau šito, sutuoktinis neturi žalingų įpročių. Čia lyg tai jinai jau perėjo į kitą lygį, jau jinai nebedaro taip, kaip daro tėvai jos. Bet paprastai, tas pats žinokit, kas su priklausomybėm, kaip ir ką ir Dvareckas kalba, neužsiimt gydymu, aiškiai nubrėžti ribą. Principai tie patys, kur su priklausomas. Aiškiai pasakyti, kad aš matau, kad žmogau tu sergi, kad tu turi problemą. Ir kad ta problema griauna mūsų santykį. Nesvarbu, kokia liga būtų, ar tuberkuliozė, nes tu kosėdamas gali mane užkrėsti, ar sąnarį reikia protezuoti, nes jeigu tu to nedarai, tai man už tave tampyti reikia iš parduotuvės, nes tu nepaneši nieko. Ar tu turi neurozę, liga atėjusi į porą, kokia jinai bebūtų, somatinė, psichinė, jinai griauna santykį.
Ir jeigu yra pagalba, tu turi kreiptis. Ir jeigu tu nesikreipi, tai aš tai suprantu kaip atvirą santykių griovimą. Kad jeigu tu sergi tuberkuliozę, aš tau sakau, eik gerk antibiotikus, nes užkrėsi visą šeimą, o žmogus sako, čia jūsų problemos, man tai gerai, manęs tas kosulys nevargina, nu tai yra šeimos griovimas ir tas turi būti aiškiai vardinta. Tai ne meilės aktas kažkoks. Pasakymas, kad aš ruošiuosi sirgti ir jeigu jums tas nepatinka, tai čia jūsų problemos. Aišku, gali būti nepagydoma liga, tai tada kitaip jau viskas. Nu, jeigu žmogus neįgaliojo vežimėlį, nu, tai negi sakysi, ne, tai eik, mesk ir vaikščiok. Tai ne, bet neurozės, jeigu ir nepagydomos, ką sako kunigas Arnoldas, tai bent jau prisuktos gali būti, primažintos kažkiek tai. Nu, paprasta nebus. Jo, tai sakau, čia tas pats, kas parodykit man žmogų, kuris laikosi 10 Dievo įsakymų. Neparodysim, nes nėra tokių, bet laipsniai skiriasi. Ta prasme, kiek stengiasi laikytis, nu yra kur per visus 10 punktų yra ištisai laužomi, nu yra kur kartais, tai tik siek, nu skirtumas tai yra tikriausia. Tai kad aš įsivaizduoju, pas jūs atvažiuoja žmonės, norėdami gauti tokį greitą pagerėjimą. Ir pas mane tokie, žinokit, ateina ir jie galvoja, kad tarp kitko, kai aš, pavyzdžiui, skiriu gydymą leksotaniliu arba antidepresantais, tai aš pasakau, kad čia pasekmių gydymas. Šitie medikamentai neturi jokio absoliučiai poveikio į ligos priežastis. Ir savo svetainėje psichiatras LT aš irgi esu parašęs, kad mano darbo patirtis yra 20 metų. Bet aš nei vieno žmogaus nesu išgydęs medikamentais. Kad jeigu turit tokių iliuzijų, kad ateisit pas mane į kabinetą, gausit diagnozę psichiatrinę ir gausit gydymą ir būsit sveiki, tai tik ne pas mane. Nes per 20 metų nei vieno žmogaus nesu pagydęs, tai neįmanoma. Ir kad tas kelias jisai einantis per tuos visus 3 lygmenis, nu, jisai ilgas yra. Ilgas ir su atkryčiais, ir būna ir geriau, ir blogiau. Bet lūkesčių, įsivaizduoju, kas tą darbą dirba, tokį konsultacinį egzorcistų, tai su lūkesčiais, kad galima greitai spręsti problemą, ateina ir čia vėlgi kitas klausimas, o žmonės keičiasi ar ne? Ar čia dabar tik taip yra, ar čia ir seniau buvo? Man tai atrodo, kad kaip Dievas non mutor, Dievas nesikeičia, tai ir jo tas kūrinys viršūnėje esantis, jis irgi nesikeičia. Jeigu paimt šventą raštą ir pažiūrėt, kada jie, tai nešaukėgi visą laiką ant kryžiaus jį, Kristui. Tai vienu metu norėjogi paskelbti į karalium. Tai kada norėjo paskelbti karalium? Kai padaugino duoną ir žuvį, kai susirenka chebra, paklauso pamokslų, pamaitina visus, tai čia gerai. Tik nereikia dirbti nieko. Nu tai vat daugina maistą, tik tai ir klausai, kaip reikia gyventi. Nu tai čia mums tinka tada va taip. Čia norėjo žydai, kad jau būtų karalius. Tai va, o paskui sakė, kad jau nebetinka mums, kai nieko nebeduoda. tai čia sakyčiau, prieš 2000 metų tai buvo ir dabar taip yra. Ir kaip pasakyti, kaip pateikti informaciją, kad viltis yra, savijauta gali pagerėti, bet kad reikės įdėti pastangų, užduotis sunki iš tikrųjų. Todėl, kad čia aš mums sakau, kad va čia, kur specialistai susirinkę, sakau, venkim fariziejiško mąstymo. Tai, pavyzdžiui, mes tai galim vengti, bet mūsų pacientai gali būti fariziejiško mąstymo. Va dalis pacientų sako, tai kokia medicina? Nu tai duokit man tabletę, kuri pagydo depresiją. O dabar dar tie psichiatrai, tie biologizuoti, ką jie dabar daro? Jie nuvažiavo į Pietų Ameriką, pamatė, kad ten yra tų psichodelikų visokių, šamanai naudoja, ten psilocibinas, ajuvaską, ten reiškia išgeri
ir kažkokie pereini į kitą lygmenį psichikos ir ten pagerėja nuotaika, tai sako, ir mums gal reikia šitą taikyti. Nes antidepresantai tai tie dar veikia ten po kelių savaičių, o čia va psichodelikų pavartoji ir nuotaika gera. Tai, o dalis sako, nereiškia, aš tai vaistų negersiu, nes čia chemija reiškia yra, čia farmacininkų kompanijos tai lupa pinigus. Taip reiškia, čia per tą koroną dargi buvo atskira kalba, kiek čia tai reiškia tos vakcinos tikros, kiek ten jos būdas užsidirbti pinigų. Tai, pavyzdžiui, ta pati Pfizer kompanija tai gamina ir antidepresantus, tokius Zoloft, gal girdėjot, vieni populiariausių antidepresantų, Zoloft. Tai čia, kur vakciną gamino tai ir antidepresantus. Tai sako, ne, Pfizer kompanijos man neduokit, aš lankysiuos pas psichoterapeutus, bet jūs gerai sakėt, neuronas jau per ilgą laiką augęs nesveikom sąlygom, jau čia yra pažeidimas šitam lygmenį, ten susikabinę tos USB jungtis ne taip ir terapija jau nebeįveikia jų. Tai tų vaistų kartais reikia, tikrai, bet bent tam kartui, kol pradės veikti psichoterapija. Va, o šitą dalį, tai aš suprantu, va jūs matot, pas jūs atvažiuoja. Kur nori, kad išvarytų demoną ir kad būtų sveikas. Būna pas jūs tokių atvejų? Tai ne tik, čia galim kalbėti apie ligonį patepimą, galim apie maldą, apie tikėjimo poveikį, čia plačiau jau, žinai, bet aišku būna, žinai. Tai va, tai būna, kad pacientai turi to fariziejiško tokio mąstymo ir irgi tai yra normalu. Tai, kaip, ta prasme, nėra normalu, įprasta. Kas įprasta, nebūtinai normalu, taip ydos yra įprastas dalykas, bet tai nėra normalu, jau geriau, kad nebūtų jų. Tai, dar apie tą atvejį, dar kažką gal kas turit, kokių pastabų? Tai va, tai po šitos paskaitos ir jau turėtumėte ir atsakymą žinot, kad jeigu yra obsesija, tai reikia ir žiūrėti per šitą prizmę. Taip galim ir pažiūrėti. Kai yra obsesijos, jos iš tikrųjų turi ir soma lygmenį pagrindą. Yra ten tokios dalis, kurios atsakingos už tokius pasikartojančių judesių darymą, tokios jos yra tokie branduoliai, jiems gal nežinau, kad jūs tiesą studijavęs kažkiek, yra tokie bazaliniai ganglijai vadinami, tokie kliaustrum vadinasi, corpus striatum, yra tokios dalis po žieve, kurios atsakingos už tokių, reiškia, dalį veiksmų žmogus daro automatiškai, už automatizaciją, kaip vairuotojai įgūdę. Jiegi ten negalvoja, dabar spausiu sankabą, dabar ten jungsiu pavarą, dabar sankabą lėtai atleidžiu, sako, automatiškai daro. Tai va kai yra obsesijos, tose sferose yra toks hiperaktyvumas tų branduolių, kad žmogus kartotų kažkokią tai ritualą, veiksmą arba mintį suktųsi. Tada yra, reiškia, ir sieloj kažkas jas provokuoja, taip sakykim, nežinau, senai mačiau tą kiną Egzorcistas, tą pirmą, bet ten, man atrodo, kunigas turėjo tokių obsesinių minčių, kad, reiškia, ar miršta, ar serga jo tėvas, ar mama, ir jisai nelanko jo. Taip reiškia, bet gali ir jūsų praktikoje būti, kad jūs turite tarnystę savo, taip jūs davė priesaiką tarnauti bažnyčiai, tai yra jūsų šeima, bet yra tie biologiniai giminaičiai ir, pavyzdžiui, jiems irgi reikia pagalbos. Ir jūs, pavyzdžiui, važiuojat pas kitus žmonės ligonių sakramento teikti ar į vestuvės, o ten, pavyzdžiui, vienišas tėvas ar mama, jam reikia, kad pasirūpintų kažkas ir gali suktis, ką aš čia darau, tai o kodėl aš jį apleidau, o tai palauk, tai o aš turėčiau gal su juo būti visgi, ar su ją. Tokios, ir tu tikriausiai blogas sūnus, bloga dukra, nes tu reiškia, važiuoji į vestuvės, teikti sakramento, tu nežiūri savo tėvų. Tokios gali užsisukti, taip reiškia, dėl to, kad gal tie tėvai kažkada irgi kažkokios kritikos turėjo. Tai šitoj sferoj bus kažkas tačiau psichoterapijos objektas. Bet šitą dalį, ypač ką su jumis noriu aptarti, nes jūs gal tokius žmonės sutiksit.
manau, kad yra ta ir dvasinė, bet čia tokia, kaip, reiškia, nes dvasia tai čia dar ir iš šono galim nupiešti, reiškia, kad nedali žmogaus, bet tas demoniškas veikimas, jisai gali, tą stiprinti, tą diskomfortą. Taip, reiškia, piktoji dvasia, aš taip suprantu, minčių žmogų į galvą jinai negali įdėti, bet jin gali tą diskomfortą stiprinti, kad taip, tu nuodėmingas, tu darai ne taip, kaip reikia, tus prioritetus susidarai kitokius. Ir tai gali būti toks, nemalonus, dažnai tai nemalonaus turinio tos obsesijos. Tai, pavyzdžiui, mano praktika tokia, kad jeigu žmogus yra tikintis, tai žodžiu, į tą dalį veikia antidepresantai, jie mažina obsesijas, tokias užsitęsusias, lėtinės. Čia sieloje veikia psichoterapija, bet šitoj sferoj, tai žinokit, tikrai efektyvios strėlinės maldos. Aš pats neturiu ryškių obsesijų, bet kartais, būna ir man kartais užeina. Sakykime, kažkaip pradeda suktis ir viniotis. Ir tokia, ir sukasi, kaip tam Ignacui, reiškia, kažką ne taip padarėjai, kažkaip kitaip reikėtų daryti. Ar pakankamai gerai. Ir tos, žinot, reiškia, kur trumpos labai ten. Jėzau, prisimink mane savo dangaus karalystėje. Pavyzdžiui, kartot tiesiog, kai užeina obsesija. Ir tiek mano atveju, tiek pacientų, jos pradeda silpnėti. Matyt, efektas yra dvigubas, aš taip spėju. Mokslinio darbo nedariau, galim būtų padaryti kartu su, pavyzdžiui, seminarija ar VDU, teologijos fakultetu. Kad tokias pradeda svarstyklės darytis, čia psichė lygmenį, yra tos įkyrios mintis, bet yra ta strėlinė malda, kur irgi eikvoja energiją. Jin tiesiog dalį krūvio nuima nuo tos obsesinės minties. Pavyzdžiui, kartojimas. Jėzau, prisimink mane dangaus karalystėje. Arba Jėzau, įrašyk mane į savo gyvenimo knygą. Ar kažkokią kitą. Ar Jėzau širdies malda, ta žinoma iš senų laikų. Tai jos nuima dalį tos energijos. Ir tada kitas dalykas, jeigu čia yra demoniškas veikimas, tai jisai bijo šitų žodžių. Jis palieka žmogų, jisai jį atsitraukia nuo jo bent tam kartui, aišku, valandai, pusvalandžiui, nežinau, dienai, bet jam tas nepatinka aiškiai. Tai kai yra obsesijos, tai jeigu labai jos tokios ryškios, tai aišku, reikės ir antidepresantų, ir psichoterapijos, ir strėlinių tų maldų, ietinių. Bet jeigu jos lengvos yra, tai kartais, žinokit, tikrai išsisprendžia vien tik su ietinė maldom, pavyzdžiui. Ir nurimsta žmogus. Tai galit taikyti praktikoje. Savo ar savo klientų. Tai ką, dabar vėl pertraukėlė. Dabar... Čia specialiai įdėjau, tai palėtė tokią temą, specialiai įdėjau tokią skaidrę. Tai mano supratimu, vis tiek Dievas, reiškia, kažką leidžia piktai dvasiai, kažko neleidžia. Tai mano supratimu, kad, pavyzdžiui, negali gyvybės atimti žmogaus, nes, sunaikintų tikriausiai visą iš karto žmoniją, iš pavydo. Tai pavydas, čia kažkas kalbėjot apie pavydą. Ar čia žmogiška, ar gyvūninė. Tai tai iš pavydo sunaikintų, bet mano supratimu tai ir proto, minčių mano supratimu, tai į tą abstraktų įmąstymą, tą dalį, kuri būdinga tik žmogui, įdėti kažkokias mintis, piktoji dvasia, irgi negali jinai. Mano supratimu, bet jūs sakot, gali? Jo, bet tada jaučiasi, kad tai iš šono kažkas, tai iš šono. Tai tai čia galim sustoti jo truputį, kadangi ties tas skaidrė, nes pradėjom kalbėti. Kai kalbam apie tą piktosios dvasios poveikį, kuri taip būna ir psichikos sutrikimų atvejais, tai kad čia yra toks, kad čia nėra, reiškia, tik žmogus, tik piktoji dvasia, kad yra gundimai, yra varginimai ir yra pilnas apsėdimas. Jeigu bandyt kažkaip su šituo atveju, žiūrėt, koks šitas demoniškas gali būti veikimas, taip reiškia,
su kokiais gundimais galėtų žmogus susidurti. Gal jūs pasakysit, kokie čia tie galėtų būti. Na, sakykime, jeigu dalis žmonių, kur augia tokiose šeimose, kur kažkaip buvo jie, reiškia, žeminami ir jų ten sąlygos buvo nelabai geros, jie tokį gali susidurti su tokiu gundimu, kad liktai perdaryti savo pasaulį. Tai reiškia, pasako savo, kad, net aš tai jau tikrai taip negyvensiu, reiškia, bet toks ir tikslas ir jų tiesiog parodyti tėvams, kad jie gali gyventi kitaip. Reiškia, tai tame gali pradėti trūkti meilės. Gaunasi, kad ėjimas tada į ryšį ne tam, kad kito žmogaus gyvenimą padaryti geresniu, kas turėtų būti santuokoj, bet kažkoks noras įrodyti, kad ne, aš galiu gyventi kitaip. Taip pat su tokiu gali gundimu susidurti, kuris aišku turi ir tą istoriją tam tikrą, bet gali būti ir kažkoks demoniškas veikimas, kad santuoka kaip metodas, kaip įrodyti savo vertę kažkokią tai. Taip. Ir tai aišku, tai gali pradėti varginti paskui, čia ką jūs sakot. Taip, reiškia, gali pradėti ir kada pametama ta santuokos prasmė, gali prasidėti kažkokia ir diskomfortą gali pradėti jausti. Dėl to, sakykime, aš dabar man asociacijos kyla, aš su vaikais šiemet prieš Velykas žiūrėjau Kristaus kančia kiną. Kažkaip jo paaugo truputį, galvojau, reikia pasižiūrėti. Tai ten rodo to Getsemanės sode, piktoji dvasia sako, ne, tu pagalvo gerai, tu nesugebėsi, tu nepadarysi. Kryžiaus mirties bausmė yra labai sunki. Dar tu pagalvo, kad tau dar apsunkins papildomai, uždės dar ten visokių, nuplaks ten žodžių ir taip toliau. Tai čia ne žmogaus, tugi žmogus, čiagi ne žmogaus galiomis pakelti tokią kančią. Va toks ta piktoji dvasia ten gerai tam kine pavaizduota. Jinai sako, ne, tu nesugebėsi. Kristus meldžiasi, o jinai sako, šitas kelias ne tau, tu nepakelsi, tu palūši. Tai čia aišku tokia nereliginė sfera, čia darbinė, bet toks jausmas, suprantat, čia eina kalba jo, intelektinė prasme piktoji dvasia negali įdėti galvą, sakys, dabar aš tau logiškai paaiškinsiu. Aš tau logiškai paaiškinsiu, kad tu kažko negalėsi padaryti. Jai tokios galios neduota. Nes racionalus protas, sakau, tai yra ta pneumasfera. Į pneumasferą jinai negali paveikti. Bet gali jausmas atsirasti. Taip reiškia jausmas, kad aš kažko nesugebu. Ir tą jausmą tikriausiai piktoji dvasia jinai gali stiprinti. Gali stiprinti, kad taip, tu šito kryžiaus nepakelsi. Čia ne tau jisai. Palūši, nebandy geriau. Tai tokį jausmą gali tikriausiai įdėti. Tai kaip ir, čia štai Judo pavyzdį paėmės įkėliau. Mažai apie jį rašo iš tikrųjų tą apsėdimą, bet, matyt, parodyta tiek, kiek reikia šventoji dvasia taip suveikia, kad vis tiek yra prašyta, kad kažkokie matyt buvo svarstymai Judo prote, tam abstrakčiam mąstyme, kaip elgtis. Ir tikriausiai buvo gal ir tas moralinis kažkoks diskomfortas, kad taip negalima daryti, išduoti savo mokytojo nereikėtų, nes tai gali blogai baigtis kažkaip kitam žmogui. Bet paskui taip ir rašo, reiškia, aš nepacituosiu, kad per paskutinę vakarienę gali būti, kad dėl sakykime, to diskomforto gesinimo Judas nusprendė, kad visgi nereikia kreipti dėmesio į tą diskomfortą, reikia jį užgesinti ir reikia tiesiog daryti
Daryt, ką jis nusprendęs. Jėzus jam pasako, daryk, ką nusprendęs ir tokie žodžiai parašyta ir tada piktoji dvasia įėjo jį. Taip reiškia, bet prieš tai tikriausiai buvo kažkokie svarstymai, reikia, nereikia. Reiškia, jeigu galvoji, kad padarysi, yra diskomfortas kažkoks. Ir piktoji dvasia tą diskomfortą jinai mažina ir žmogus sako, tai gal nieko čia blogo ir nebus. Tai reikia ir daryti. O paskui, aišku, susidūrė su kažkam dideliom problemom, apie kurias irgi nerašo, bet rašo, kad pasikorė žmogus, taip reiškia nusižudė paskui. Vis tiek tas diskomfortas, matot, jį apgavo, jeigu taip žiūrėt, bandyti per tos pneumą, psiche, ką ir daro piktoji dvasia, kad meluoja, sako, tai išduok, paimsi tos 30 sidabrinių, tai ir bus gerai. Ir gavo tos 30 sidabrinių, bet geriau tai nepasidarė, gyvenimas tai nepagerėjo, baigėsi savižudybė. Tai va taip kažkur tai tikriausiai jam to į protą neįrašė šitos minties, bet gesino tą tokį. Čia kaip pat ir Ignacas dvasinėse pratybose rašo apie tai, kad jeigu žmogus vėsta, reiškia dvasinė prasme, tai piktoji dvasia tada šaldo lyg tai, reiškia kaip ledas, šaldo toliau tą tokį atvėsimą dar labiau didina. Jeigu žmogus, reiškia, juda link Dievo ir tas judėjimas gali būti susijęs su kažkokiu diskomfortu, tai pavyzdžiui, kad išpažinti savo nuodėmes, gali žmogui būti nemalonu, tai tą diskomfortą didina dar, kad, reiškia, artėsi link Dievo, tai tau blogiau gali būti. Jinai taip, vis tiek, reiškia, tų priemonių turi daug pakankamai. Tai toks irgi piktoji dvasia gali, kada žmogus tolsta nuo Dievo, tai jį, taip sakant, emocijas gesinti tas animalinės, o kada artėja, tai tas tokias diskomfortą keliančias stiprinti. Tai va tas toks gali būti tas veikimas. Kaip darom dabar, nežinau, ar pertrauka, ar toliau? 12 mišios. Tai dar kokių, nežinau, dar pratęst man, ar ir tada kada, be 15:12 kokių, kad dar ten. Taip, gal dar turit kokių klausimų iš šito atveju? Apie paplitimą, kunigas Arnoldas sako, tai 50% yra neurotikai. Tai ką daryti? Tai kad paplitę, tai iš tikrųjų, toks tyrimas buvo darytas rimtas vienas Europos Sąjungoje, reiškia, paima tyriamuosius, pavyzdžiui, kiekvienoje šalyje po 1000 žmonių. Paima po 1000 žmonių, kurie, būna, reiškia, neturi tų klinikinių simptomų, iš įvairių amžiaus grupių, nuo paauglystės iki senatvės. Ir paskui juos metus laiko stebi. Tai tie tyrėjai gavo, kad per 12 mėnesių maždaug trečdaliui žmonių išsivysto psichikos sutrikimai. Bet čia jie kalba apie visus. Tiek tokie, kurie užeina ir praeina, koks, pavyzdžiui, panikos priepuolis užėjo, praėjo ir žmogus net nesikreipė niekur. Gal ir strėlinės tos maldos padėjo. O kartais tai lėtinės, taip ar tai šizofrenija susirgo, ar tai priklausomybė kažkokia sunkia forma, ar, pavyzdžiui, čia vyresnio amžiaus žmogus, tai Alzheimerio demencija. Tai jos tikrai paplitę. Žodžiu, jeigu paimti sveikus žmonės ir juos stebėti, tai per metus laiko apie trečdalis kažkokių išsivystė sutrikimų, bet tai nereiškia, kad visi lėtiniai. O dėl tų neurozių, tai tą dar temą truputį, jeigu pratęsti, tai ką kiti mano, nežinau. Nesaugumas ateinantis iš mamos meilės, iš mamos pusės. Aš kiek pakalbu apie istorijas, tai pritariu, kad dažnai išlenda iš tikrųjų. Kuo tėvai vaikus gąsdina kartais, nežinau, dėl durnumo tokio, tiesiog nesuprasdami,
kad reiškia vaikas tai nėra mažas suaugęs. Suaugęs tai yra didelis vaikas. Mumise yra visą laiką tam. Mes kaip liepsna, taip koncentriškai vystosi asmenybė. Tai reiškia, suaugęs visą laiką bus ir didelis vaikas. Bet atvirkščias teiginys neteisingas. Vaikas nėra mažas suaugęs, pas jį psichika kitaip veikia, net ir smegenys kitaip vystosi. Jos dar nebūna išsivystę iki galo, taip sakau, pavyzdžiui, laiko nesuvokia. Ir kartais būna, kad tėvai gąsdina vaikus, arba šiaip kokias nesąmonės kalba, visokias tokias, iš praktikos, pavyzdžiui, nukrypsiu truputį, ką tenka. Būna, pavyzdžiui, skiriasi žmonės ir pradeda varyti sutuoktiniai viens ant kito, vaikui girdint, mažam. Sako, žinai, mes tai būtume kartu, bet tėvas, tai tas blogas yra. Čia jis tai padarė, kad dabar, žinok, tu neturėtum šeimos. Ir tada, tai trauma vaikui, jis tada galvoja, tai kaip tai gali būti tas žmogus, kurį aš myliu, blogas. Jisai, reiškia, sugriovė šeimą. Tai kaip man dabar reikės mylėti žmogų, kuris yra blogas, nes aš kito pasirinkimo tai neturiu. Aš negaliu pasakyti, žinai, tėti, tu blogas, mama sakė, kad tu blogas, tai aš kitą susirasiu. Toks, suprantat, labai didelis nerimo būna gūsiai, tokie dideli žmonės. Tai labai žaloja vaiko psichiką. Sakykim, bet ką jūs sakot, ten nuo iki, kad kartais taip durnai pasako, kartais sako, ten, tu turi klausyti manęs, nes jeigu neklausysi, tai aš galiu susirgti ir numirti, tai tave tada ten žydai paims, o žydai įkala į bačką vinis ir kraują geria, reiškia. Čia jau kur visiškai nudurnėja būna tėvai. Tai tam vaikui tikrai, jis galvoja, tai neduok Dieve, taip atsitiks, ta mirtis, tai čia kažkas, čia, nežinau, čia blogiau negali būti nieko. Bet taip ir lieka paskui įsirašę. Bet ir prisirišimas tada būna labai nesveikas, turbūt irgi tą baimę prarasti, tada labai priklausomas esi nuo to žmogaus, ar ne? Taip toks nesveikas, nesaugus prisirišimas. Tai aišku, tada dar klausimas, tai vis tiek yra ir kitas tėvas, ar kitoj pusėje kokia yra atsvara. Čia daug tokių tų faktorių veikia, bet kad tie tokie, vaikų gąsdinimai, ir su Dievu galvoju, tai kaip gal jūs pirmos komunijos kursus vedat, tai jeigu taip sakyt, kad Dievas tik tai tave stebi ir jeigu ne taip kažką padarysi, tai tave toj nubaus ir paskui mes į ugnies ežerą, tai aš nežinau, tikrai paskui gali žmogus bijoti to Dievo. Jeigu vien tik tai girdi, taip reikia toks menas iš tikrųjų subalansuoti, kad ir taip yra. Tai tų, kaip sakėt, neurotikų daug, bet gal ne visi tokio klinikinio lygio būtų. Tai dabar truputį, kiek čia 10 minučių apie tas klasifikacijas. Tai čia kaip išplaukė iš tos temos, neurotikų, kaip kunigas Arnoldas sako, yra daug. Bet ar tikrai galima rašyti diagnozę neurozės? Tai čia jau klausimas, nes čia jau reiktų psichiatro konsultacijos. Aišku, tos ribos nėra tokios aiškios kaip onkologijoje. Pavyzdžiui, kad ten paima biopsiją iš krūties, iš plaučių, pažiūri per mikroskopą ir mato, reiškia, piktybinė ląstelė nuo sveikos, jinai labai gerai skiriasi, tikrai kitokia yra. Mes dėja šiai dienai tokių neturim priemonių, kokių turi, pavyzdžiui, onkologai, kad aiškiai atskirti, kur yra soma lygmenį, jau kur ne tik žmogus nerimauja psichės sferoje, bet kur ir neuronų tinklas jau pažeistas. Tokie metodai kuriami, ten yra tokia pozitronų emisinė tomografija, yra magnetinio rezonanso tomografijos, tam tikri režimai skirti smegenim tirti, bet jie kol kas tokie dar nėra labai tikslus ir baisiai brangus. Ten tūkstančiais kainuoja nuskenuotos smegenys ir pažiūrėti, ar nerimo centras tinkamai veikia ar ne. Ir ne visi moka dar tą padaryti.
Tai va, tai tikrai daug remiamės tokiais, va, to klinikinių vertinimų. Ir turim tokias klasifikacijas. Tai va, tai, sakykime, dabar tai mes naudojam tokią TLK-10 klasifikaciją. Čia visos lygos yra surašytos, apskritai medicina yra 5 skyrius, o čia yra psichikos ir elgesio sutrikimai, mes paskui per juos perbėgsim, bet čia kadangi buvo klausimas dėl lytinės orientacijos, taip, tai čia vat yra toks asmenybės sutrikimai įvairūs, čia vat aprašyta, kokie tie, nu, nežinau, paranoidinio tipo asmens sutrikimas, pažiūrėjau, parašyta, kokie bruožai, ai palaukit, pas jūs nesimato. Ai, čia tiesiog. Nu va, tai yra va čia viso, bet čia, nu, mažos raidės nematysit. Yra visos lygos surašytos, yra 5 skyrius, psichikos ir elgesio sutrikimai, asmenybės sutrikimai. Bet čia, aišku, mažas šriftas, tai tiesiog taip gal pakomentuosiu. Yra trumpi aprašymai, ką domina, gali pasižiūrėti ir paskaityti. Tai su homoseksualumu tai buvo taip, kad jisai buvo TLK 9 klasifikacijų buvo įtrauktas į asmenybės sutrikimus. Dabar yra 10, matėt, va ten versija, čia va yra, matos jo, va, čia 10 versija. Tai va 9 buvo ir tada kažkaip ten, aš nežinau, kada ten keitėsi iš 9 į 10, kažkaip čia liktai po Vietnamo karo, man atrodo, buvo periodas ir tiesiog paėmė ir išbraukė, bet būtent išbraukė nesiremiant jokia neuromokslų teorija. Tai yra tiesiog, nu, šitas išbraukimas buvo padarytas visiškai nemokslinių pagrindų. Taip tiesiog nusprendė išbraukti ir viskas. Taip, tai nebuvo, kad kažkokie atradimai atrasti, kad ne, čia tokia gali būti variacija. Koks pagrindinis kontrargumentas, kad tai negali būti variacija? Dėl to, kad, kaip minėjom, visos biologinės rūšys yra sutvertos išlikti žemėje. Taip reiškia, jos veikia instinktų lygmenį, bet turi tokią biologinę soma lygmenį savybę daugintis. Taip daugintis ir užpildyti, būti gausios, taip sakant, taip, jeigu Senojo testamento žodžiais. Tai va, tai yra tokia soma lygmens funkcija, kaip ir, nežinau, kvėpuoti, valgyti, miegoti. Ir aišku, jeigu yra homoseksualumas, ir jeigu įsivaizduotume, kad tai yra norma, tai sakytume, tai gali ir visi žmonės tokie būti. Tai, pavyzdžiui, juoda odos spalva, norma ar ne? Nu, sumodeliuojam, kad visi 8 milijardai žmonių yra juodaodžiai. Nu, gali būti, taip. Nu, toks pasaulis jisai yra galimas. Tiesiog yra vienos rasės žmonės, visi juodos spalvos, bet jinai veikia toliau. Dabar jeigu įsivaizduojam, kad visi homoseksualūs, Homo sapiens išnyksta, tai reiškia, tai negali būti norma, nes gamtoje negali būti tokių savybių, kurios lemia rūšies išnykimą. Tai va, tai kaip ir reiškia, tai asmenybės patologija, bet tiesiog kažkokiam veikiant visuomenės spaudimui po Vietnamo karo, kažkokiam pacifistinėm, matyt, marksistinėm idėjom, tiesiog paėmė ir išbraukė. Tai va, tai paėmė ir išbraukė ir dabar bus 11 klasifikacija, tai ir transseksualumą nori, reiškia, išbraukti iš psichikos sutrikimų sąrašo, dėl to, kad labai keistai atrodo, kad chirurgai operuoja sergančius psichikos lygom asmenys. Taip, nes nes va čia dar bus, sakykime, šitoj vietoj dar F64, lyties tapatumo sutrikimai, transseksualumas. Transseksualumas dar likęs yra šiai dienai.
Reiškia, tai yra asmenybės sutrikimas, reiškia, disfunkciniai modeliai tam tikri bendravimo. Ir tada, pavyzdžiui, kai daro lyties keitimo intervencijas hormonais endokrinologai arba chirurgai, suprantat, gaunasi nesąmonė. Reiškia, chirurgas skalpeliu gydo asmenybės sutrikimą. Nu, tokia kažkoks nesąmonė. Tai tada nusprendė, kad reikia transseksualumą 11 iškelti į kitą grupę, kad, nu, taip sakant, nebadytų akių, kad chirurgai operuoja asmenybės sutrikimus. Ir tada galima toliau viską daryti. Bet matot, jeigu iš ten bus irgi paradoksas, nes tada operuos sveikus asmenys, o sveiką asmenį tu žaloji, jeigu operuoji. Ne, tai įtraukė į, negaliu dabar pažiūrėti, laukia, čia gal buvo talka. Ne, tiesiog, žinokit, priskyręs dabar taip vadinasi, čia 11. Va taip vadinasi, 17 skyrius. Conditions related to sexual health. Reiškia, seksualinės sveikatos sutrikimai, va taip dabar vadinsis. Kai pavadini seksualinės sveikatos sutrikimais, tai nebe psichikos sutrikimai ir chirurgam atrišamos rankos su skalpeliu amputuot krūtis, ten, sakykime, perkeist gerklas, nupjaut varpą arba padaryti ją iš raumens, jau tada jie gali daryti, nes čia jau nebe psichikos sutrikimas. Tai va, tokia tai yra, nežinau kaip čia pavadinti, kažkoks, nu, toks sveiko proto praradimas, sakyčiau. Ir kas yra įdomiausia ir keiščiausia, kad daugelis gamtos mokslo atstovų, nu, jie tyli, jie nieko nesako. Jie sako, kad, jeigu čia autoritetai sudarė tokią klasifikaciją, tai matyt, taip ir yra. O kai sakai, tai jūs pasidomėkit, kokiu pagrindu, ką jie atrado, kokius tyrimus gal padarė, gal tikrai tą pozitrono emisinę tomografiją atliko ir pamatė, kad ten kažkokie yra centrai lyties tapatumo, kad yra smegenyse centras, kuris apsprendžia, kas tu toks. Bet tokių tyrimų nėra. Viskas yra... Čia yra ta dalis, kada, reiškia, ideologija įlenda į mokslą. Taip, reiškia, šitie dalykai turėtų būti atskirti. Mokslas neturėtų aiškinti, kokia turi būti ideologija, o ideologija neturėtų aiškinti, koks turi būti mokslas. Bet kai pradeda šitie dalykai vienas kitą, reiškia, kažkaip tai koreguoti, kontroliuoti, tai gaunasi nesąmonė tada. Tai va, tai tokią nesąmonę turim. Tai čia dabar bus TLK 11. Jeigu įvesit į Google, tai visa šita yra prieinama ir galit pažiūrėti. Čia irgi yra sutrikimai, o psichikos sutrikimai yra 6 grupė. Čia kažko iš esmės labai neperkeitė jie, kas liečia neurozės, psichozės, obsesinis kompulsinis sutrikimas, tiesiog pirmas. Ir čia rašo, kas domisi psichiatrija, gali atsidaryti ir anglų kalbą perskaityti, kokie simptomai būdingi. Bet neužsimt savidiagnostiką, aišku, nes galima nustatyti. Čia ateityje bus ir lietuvių kalba, dabar tiesiog šalis po truputį pradeda versti. Jo. Tai gerai, tai pratęsim tada. Dar kokių klausimų, jeigu